Futbolo TV pradeda tiesioginę transliaciją iš Alytaus miesto stadiono. Ir tai yra pirmosios rungtynės, kurias Alytaus Dainava pagaliau šiame sezone žais namuose. Tiek 13-ame ture, tačiau pagaliau ta akimirka išaušo, pagaliau ta diena atėjo. Šiandien Alytaus Dainava susitiks su Marijampolės Sūduva. Visi bėgė, šūkis geras, bet Aurimas Dubickas ir kitaip gerai. Smūgis ir Dubickas gelbsti komandos. Smūgis geras. Ką, neblogai pakeltas kamuolys, ten Baranauskas. Ojojoj. Brokas vos neperima kamuolį ir Dubickas negali sau leisti taip žaisti. O čia dabar jau pabėga. Baranauskas aštrus kampas. Ataka tęsiasi. Perdavimas, puiki situacija. Bus ar ne? Perdavimas, smūgis, Davidovas, tušti vartai. 1-0 ir Alytaus Dainava išsiveržia į priekį. Alytaus Dainava išsiveržia į priekį ir kas? Titas Vidukinas įmušė, man atrodo. Krašto Maka. Bando techniškai žaisti prieš Bogdanavičių. Geras perdavimas ir Baranauskas muša virš vartų. Gerai pakeltas kampinis ir kamuolys vartų tinkle. Panašu, kad įsimuša pati Dainava į savo vartus. Panašu, kad Dainava įsimušė pati dabar į savo vartus ir Arnas Mikaitis berods. Valskis smūgis, rikošėtas ir Dubickas. Ojojoj, dabar bus pavojus. Basičius. Baudos aikštelė, ten 3 žaidėjai pasiruošę. Duoti vartį, gal nepavyksta. Rokas. Įrėkoja arčiau vartų. Geras perdavimas. Ir čia Barškelis. Labai geras perdavimas Brokui. Vienas prieš vartininką. Brokas virš vartų šauna. Ojojoj, koks taškas. Čia reikia mušti įvartį. Maka. Jo perdavimas į baudos aikštelę. Kryžas kovoja iki galo. Kamuolio pasiekti nepavyksta. Tačiau Valskis pats. Jau sulaikant kojų. Čia Baranovskis. Jo smūgis. Ir Valentinas Baranovskis 2-1. Išveda Sūduvą į priekį. Žudo savo buvusią komandą. 74 minutė. Valentinas Baranovskis negalėjo dabar leisti jiems smūgiuoti Dainava, tačiau leido. Galima duoti kraštą, galima duoti Grižui. Tas Grižas su kamuoliu, šansas smūgį, perdavimas Akildė Freitui. Jo smūgis ir prastas smūgis. Geras Radžiaus perdavimas Valskis. Teisingai, į plotą reikia duoti kamuolį. Valskis studijuoja, nuo žemės kamuolys atšoka. Čia dar vienas smūgis ir 3-1. Ir 3-1 ir siunčia dar kartą kamuolį į vartų tinklą. Geras perdavimas. Reikia nustyvati. Manau, kad ta komanda, iš kurios Dainava yra pajėginti. Taigi baigėsi rungtynės 3-1 įvarčius nugalėtojams pelnė Valentinas Baranovskis, Dainavos žaidėjas.